Aš rinkau, čia va, būtent šitoj medžiagoje aš rinkau apie senosius aktorius bet kokią medžiagą. Paskui galima buvo tokia idėja, kad reikia apie Tumkevičius padaryti filmą, apie Gasevičiūtę, apie daugelį, bet rinkau taip iš anksto. Nesvarbu, kas kaip bebūtų, bet tik tai rinkau medžiagą, kad daryti. Jo. Ir apie Tumkevičių taip ir nepadariau. Jo grimuojantis filmavau visur, kur tik tai įmanoma. Ir rinkau kadrus tokius ir kažkaip užsimetė, kaip kitus darbus pradėjau daryti. Kažkur tai panaudojau keliuose filmuose. Nebeatsimenu kur. Taip, netgi tie filmai buvo daromi, taigi idėja kažkokia tai kildavo, bet aš labai beveik visą medžiagą nufilmuodavau taip savo. Kad užfiksuoti. O spektaklį, kuriame aš vaidinau. Koks spektaklis šiandien? Neatsimenu. Mirončikaitės reikia klausti. Mirončikaitė, pasakytų tiksliai, o aš buvau čia. Ar ne 12 brolių Juodvarniais Lakščius? O gal ne. Čia Rapolas, rekvizitininkas, legendinis žmogus ir jau toks žmogelis, visos gastrolės su jos, visi pagėrimai, visi grybų rinkimai ir gastrolių baliai ir viskas su juo surišta labai. Scenos montavimas, bet scenos darbininkai ten, kur buvo vienas senasis Martinaitis, tai irgi, amžinatelis, irgi, Jėzau, kokie čia seni laikai, kokie faini. O čia Saulo bokšto laikrodžio atrodo. Ne, čia Tumkevičiaus dar. Tumkevičiaus jubiliejui paskutinis valsas, va. Čia tas legendinis Tumkevičiaus spektaklis, jisai režisavo, jisai vaidino su Tumkevičiene, va. Ir kuris buvo suvaidintas 400 kartų. Labai ilgas. Antras spektaklis turėjo būti jubiliejus skyrimo princesei. Bet niekaip negalime iki 400 daeit. Ir jau Bocytė princesė savo 50-metį atšventė su princesė. Ir jau kategoriškai atsisakė, nebevaidinsiu viskas. O ten liko kažkas apie 10 spektaklių, kad reikia suvaidinti. Tas rekordininkas, tai buvo suvaidinta labai daug sykių. O čia įdomus kadrai labai. Stasys Paska, aš lygiai taip pat apie Stasį Paską rinkau medžiagą. Jisai buvo žvejys, košmaras koksai žvejys, jisai azartas pasibūdavo. Čia kanaluose, man atrodo, jeigu aš neklystu. Į Kaliningrado sritį važiuodavomės pastoviai. Lydekų daug, čia traukiam daug. Mes didelis labai stiprus būrelis žvejų buvo teatre. Ir mes kartu su gydytojais, kažkaip taip su ligoninės, Respublikinės ligoninės žvejų būrelių draugavom ir mes vis laikį pastoviai važiuodavom. Čia ruošėmės pietums, sezono atidarymai visą laiką būdavo kur nors gamtoj. Tai teatras susirinkdavo ir darydavom varžybas, žvejodavom. Išgerdavom gerai, padarydavom tokius pietus. Na, čia daug lyrikos su gulbėm, galvoju, gal kur nors. A čia irgi, čia Bijotei, Mirončikaitė, va. Čia irgi vienas, mes Bijotei kažkada tai teatras turėjo savo sodybą.
Ir čia buvo labai gera vieta susirinkti. Ir mes irgi vėl žvejodavom, vėl visokie susitikimai būdavo. Dar gerą dalyką. O, Paulikonis jaunas. Jo. Jo, aš ten visai su dukra čia kartu. Tai vat, tokie va dalykėliai. Arba sezono uždarimas, arba atidarimas. Mes netgi bufetą iš teatro atsiveždavom. Čia Elytė, garsioji bufetava teatro. Visi seniai darbuotojai prisimena ją. Krilavičiūtė. Senolis Paska. Ir kur čia per kieno? Per Gurinaitės jubiliejų, va. Ragauskaitė. Ir šitą per Gurinaitės. Aha, čia mūsų tas Rūsys, ta vieta pas mus vadinama psichuškė. Kodėl ne psichuškė, aš nežinau. Bet ten buvo daug vietos. Dabar tik tai toks siauras koridorius praeit prie bufeto. O ten buvo daug vietos. Tai mes... O čia pačiam bufete, man atrodo, palaukit. Ne, čia psichuškė. Tiksliai. Čia jau kažkokie kadrai ten buvo kažkokie kadrai iš teatro festivalio. Ne, čia žinot kas? Čia yra Paska dar turėjo vieną hobį, jis taisydavo laikrodžius. Visi teatralai neždavo jam savo laikrodžius sugedus, jisai taisydavo. Tai irgi užfiksavau, kaip jisai dirbo su tais laikrodžiais. Ne, namie, čia namie. Jis atsineždavo į namus ir tai tvarkydavo. Gurinaitė megzdavo labai gerai, jos jau megzti dalykai, tai buvo liuks. Jis dar ko įžymus buvo Šiauliuose, kad Leniną vaidino. Nežinau, kaip ten su Maskva buvo derinama labai stipriai, jį ten mokė, važiavo į Maskvą, Grimą mokėsi dėti. Bet vaidino jisai, iš karto po to liaudės artistą gavo. Bet iš tikrųjų aukšto, gero kalibro, stambaus kalibro aktorius. Puikus. Apie Paskienę. Tai čia Paskos žmona irgi buvo aktorė? Taip, Gurinaitė. Jie su Paska buvo Panevėžio teatre. Ir kiek aš girdėjau, čia tiksliau galėtų kokią Mirončikaitę papasakot, bet kiek aš atsimenu iš pasakojimų, tai taip, kad Miltinis neleisdavo ženytis. Ir jie apsiženijo. Išvarė iš teatro, paskui atsirado Šiauliuose. Stepanavičiūtė prieš spektaklį Solo bokšto laikrodžiui. Čia buvo mano pats pirmasis vaidmuo Šiaulių dramos teatre. Tai šitą vaidino visi senieji aktoriai ir atseit Dobkevičiaus anūką vaidinau aš ir iš Vaitkaus studijos Brazaitė. Tai mes dviese buvom. Va. Labai gerai jo spektaklis, paskui jisai teatre buvo šitą statybos, pradėjo rekonstrukciją daryti, tai buvo perkeltas į mažąją sceną, buvo labai gražiai ėjo toj mažoji scenai, paskui grąžino į didžiąją sceną ir kažkaip užgeso tas spektaklis, bet buvo šaunus spektaklis.
Jų mes labai daug sportuodavom. Labai stipri krepšinio komanda buvo. Mes amžinai ten tarptų miesto pirmenybėse, bet ne tose, kur profesionalus jau žaidėjai, bet tie truputėlį žemesnis lygis, kur būdavo. Nu, ten buvo sporto komitetas, teatras, dar kažkas ten prisidėdavo, tai mes amžinai su sporto komitetu peždavomės. Nes pirmą arba antrą vietą, kurie paims. Ir labai dažnai aploždavom juos, tai būdavo baisiai pikta ant mūsų. Žybudas su Rudėnu amžinatilsį. Ten buvo jie kažkaip dainuose gavę kelis butus. Aha. Ir gyveno jie ten kartu, paskui pas juos atkėlė Vaitiekūną. O, Zaporožietis, taigi mes teatre buvom tryse nusipirkom, Kazys Rudėnas, Paskiukas jaunasis ir mes nusipirkom tryse kupriukus ir Zaporožiečius. Man tarp kitko pavogė tą Zaporožietį. Bet kodėl mes nusipirkom? Mes nusipirkom dėl to, kad žaisi su Zaporožiečiais futbolą. Ne futbolą, kaip šį kamerą pripušiam ir su Zaporožiečiu važiuojam ir stumdam. Chlapjano lopšinė. Ir aš irgi ten vaidinau. Ir va šičia va iš to pasirodymo. Iš pirmo, bet čia repeticijų momentas, ne pats pasirodymas, bet mano judesys statytas, aš sėdžiu ten gale. Iš jų aktorių kaip tokių nėra, tik ta mergaitė, kuri buvo Brazaitė ir dar viena mergaitė išvažiavo į Leningradą, ten mokėsi ir dirbo kažkaip į Leningrado pantomimos trupiai. Dabar nesenai buvo jos pasirodžiusios, Brazaitė Amerikoje gyvena. Studija prie teatro. Jie jau buvo ruošiami į teatrą kaip būsimieji aktoriai. Bet kadangi taip aplinkybė susiklostė, kad Vaitkus turėjo išvažiuoti į Kauną, nes tuo metu atėjo Ragauskaitė čionai, ir Vaitkus išvažiavo į Kauną. Jis kvietė ir mane važiuoti kartu, bet aš atsisakiau. Nuvažiavau, užteko man. Aš dirbau Vilniuje, Kaune, keliuose teatrus iš eilės su pantomimos trupe. Atvažiavau į Šiaulius, jau man teko persikvalifikuoti į dramos aktorius. Tai dar sykį grįžti į Kauną, jau aš jau nebenorėjau. Jau ir dukra mažytė jau buvo čia, šeima mano atvaryta iš Kauno. Nieko tokio baisaus ir nieko tokio įnirtingo, buvo labai normalu, nes Vaitkus atėjo, jis jaunas režisierius, tik baigęs Leningradą, tik atėjo į teatrą ir pradėjo čia studiją ir dirbti savo darbus. Ir tikriausiai, jeigu jisai būtų pasilikęs, tai Šiaulių teatras galbūt kitaip atrodytų dabar, nes jisai vis tiek įdomus menininkas labai buvo. O Ragauskaitė senas liūtas. Ir jie paprašė, ar aktoriai paprašė senieji, ar kas, kad tam laikotarpį, kad ateitų kaip meno vadovė. Ir mano manimu, kad yra paprastas dalykas, du dideli menininkai vienam teatre nelabai galėtų gyventi. Gal taip yra, aš nežinau. Tarp kitko su Ragauskaitė, taigi aš į teatrą mane priėmė, kaip pirmas sykį, kai aš į pantomimą atėjau pas Tenisoną, tai mane priėmė jaunimo teatrą Ragauskaitė. Ragauskaitė buvo jaunimo teatro vyrežisierė, jinai įkūrė jaunimo teatrą. Tai aš pas ją dirbau, galima sakyti, paskui susikirto keliai, po Vaitkaus Šiauliuose dirbau. O po to Varnas atėjo? Taip, po to Varnas atėjo. Tai jau po Ragauskaitės išėjimo galima kalbėti apie tai, kad ta kaita tų režisierių jau kažkaip daugiau blaškė. Blaškė teatrą į vieną, į kitą, į trečią pusę. Tūkstantis 974 metų kovo 4 dieną Jonas Vaitkus buvo atleistas iš vyrežisieriaus pareigų ir Aurelija Ragauskaitė paskirta vietoj jo.
Tūkstantis 975 metais Ragauskaitei buvo suteiktas LTSR nusipelnusios meno veikėjos vardas. Konkurencija. Režisieriai lekia iš savo postų. Jūs žinot šitą paprastą statistiką Lietuvoje. Pagalvokite apie tokį skaičių. Nuo 60 metų iš savo postų lėkia štai kiek režisierių. Kolektyvą nuversti. Už teisingai, neteisingai, ne tom dėlą, bet faktas, kad lėkia. Krivickas 2 kart lėkia iš operos teatro. Čibiras, Ragauskaitė, Mikštaitė. Šiauliuose Karklelis, Limantas, Jasinskas, nekalbant apie paskutiniuosius Matulos, Kalvelį, kurie net neįėjo į teatrą. 10 ar 12 pavardžių, mūsų tik 12 iš viso Respublikoje. Ne, režisierių tik tai 8. Vat kokia vis dėlto plika įremtas režisierius. Kiekvieną minutę. Ir tai verčia dirbti, tai verčia kovoti. Aktoriai, brangieji mano, nuo 45 metų, pasakykit pavardę diskvalifikuoto aktoriaus dėl profesinio netinkamumo. Pasakykit, oficialiai atleisti iš darbo. Turit nors vieną? Vat aš nuo 45 metų teatre dirbu, nei vieno. Kritika teigiamai įvertino tokius Ragauskaitės pastatymus, kaip Valdovas, Pajūrio kurortas, kaip Žydėjimas vyšnios, Kivirčiai Kiodžyje, Vasarotojai ir kitus. Vienas veto ir konkursas negalioja. Partinė organizacija, profsąjunga, meno taryba, direkcija. Tengi sėdi tie patys, kuriuos į konkursus reikia išmesti arba jų draugai. Vieni pasakė, ne, konkursas negalioja. Todėl, kad yra visa... Mes Lietuvoje dar kodėl negalim vartoti konkursų. Mūsų tik 7 teatrai. Įsivaizduokite, jeigu suskambės Lietuvoje, kad, pavyzdžiui, Geslauskaitė atleido dėl profinio tinkamumo iš Šiaulių teatro. Niekas nebepriims. Rusijoje kitaip. Jisai subankrutavo nuo Vladivostoko, žiūrėkit, kaip rusų teatrai kas metai, nauji daidai. Ten zaprasto konkursai. Tengi, aš kažkokį žurnalą skaičiau, kad требуется молодая там героиня, оплата tokia kvartira. Yra šitas, yra tokia skelbimų tokia, yra toksai, yra biuras, ir reikalauja, pavyzdžiui. Yra rinka, kaip Maskvoje baisiausia. Yra biuras Maskvoje šitas, ir pavyzdžiui, apatvažiau, nepatiko miestas, susijauja ir pasidarė. Mes jau visi atstatome nuo. Jeigu matėme, aš tik konkursų teatre
atleidimas. Atleidimas irgi nepatiko, pavasarį atleido ir praneša žmogui, kad per konkursą Vartos jis jau į Vladivostokį ieškosi vietos. O Lietuvos teatras mes niekada nevartojam konkurso, nes pas mus Tūkstantis 979 m. spalio 5 d. Ragauskaitė buvo atleista iš Šiaulių dramos teatro vyr-režisieriaus pareigų ir perkelta į Vilniaus Lėlės teatrą. Labą rytą, draugas direktorių. Pas mus skandalai su medžiagom. Vėl. Vakar buvo Munė ir Magė. Atrinkom ypač Lietuvos karininko spalvą ir paaiškėjo, kad užsirašėm, apsidžiaugiam, surazmin, apsikabinom, apsiliem džiaugsmo ašarom, kad viską suradom, kas mums reikia. O šiandien iš ryto paaiškėjo, kad mes dūrėm pirštais į likučius po 90 cm, po 60. Jis mane varo šiandien antrą kartą į univermagą, aš neinu, todėl kad aš dursiu pirštu į tas pačias medžiagas. Nėra man ten ko eiti, nervus gadinti. Tai va, dabar rimtai kalbant, reikia pramušti šitą reikalą kaip nors. Karininko uniforma stovi visiškai vietoj. Taip. Tūkstantis 980 metais sausio 15 dieną Kultūros ministerija vyr-režisieriumi į Šiaulių dramos teatrą paskyrė Saulių Varną.